Sveiki, čia laida Renkuosi studijuoti. Šiuolaikinis verslas reikalauja išradingumo, kūrybiškumo ir išmanimo. Kokias studijas pasirinkti, kad jos atitiktų realius darbo rinkos poreikius? Keliaukime į Lietuvos verslo kolegiją, vietą, kurioje yra ruošiami ateities verslo profesionalai. Lietuvos verslo kolegija – tai viena pirmaujančių nevalstybinių aukštųjų mokyklų Lietuvoje, įkurta 1994 metais Klaipėdoje. Čia siūlomos tokios studijų programos – įstaigų ir įmonių administravimas, išmanioji vadyba, pardavimo ir logistikos vadyba, statybos verslo vadyba, buhalterinė apskaita, verslo įmonių ekonomika, skaitmeninė ekonomika, teisė ir teisėsaugos institucijos, skaitmeninio dizaino technologijos, taikomoji informatika ir programavimas, turizmo ir pramogų verslo industrija. Turizmo administravimo trumpųjų tik 1,5 metų trukmės studijų programa, kurią sudaro 2 kryptis. Pirmoji – plataus spektro renginiai, antroji – svetingumo industrija. Studentai gali rinktis nuolatinę, nuotolinę ar ištęstinę studijų formą. Kolegija Klaipėdoje prie jūros prieš 30 metų buvo įkurta ir šiandien mes matome, kad jinai yra inovatyvi, moderni, tarptautiniu mastu pripažinta kolegija, kurioje iš pat pradžių svarbu buvo perduoti žinias studentams, bet mūsų prasmė yra kurti gyvą bendruomenę, kuri vystosi kartu ir auga su Klaipėdos miestu, su verslu, su įvairiais pasaulio pokyčiais. Čia kuriama jauki palaikanti aplinka, kurioje studentai jaučiasi saugiai ir vertinami. Kolegija rūpinasi kiekvienu studentu, skatina tarpusavio bendradarbiavimą ir siekia, kad studijų metai būtų ne tik naudingi, bet ir malonūs. Ir kada mes kalbame apie studentų pritraukimą, ar ne, tai šiandien mes turime kalbėti apie tai, kad kolegijoje yra rengiamos tos studijų programos, kurios yra labai patrauklios regionui. Ir nėra tokių studijų programų, tarkime, labai daug Lietuvos, tarkime, aukštosiose mokyklose, kurios rengtų tokias panašias studijų programas, tarkime, kaip skaitmeninė ekonomika, kuri labai reikalinga, tarkime, ir laisvai ekonominiai zonai verslo įmonėms. Taip pat skaitmeninis dizainas, ar ne, arba programavimo kompiuteriais, arba turizmo ir pramogų administravimo studijų programą ir kitos studijų programos, kurios yra labai patrauklios ir reikalingos darbo rinkoje. Mes ugdome kūrybingus, atsparius, aukštos kvalifikacijos specialistus, kurie išėję į darbo rinką prisitaikys greitai ir kurs pridėtinę ir tvarę vertę Klaipėdos mieste, taip pat Lietuvoje ir užsienyje. Čia mokosi studentai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš įvairių užsienio šalių. Todėl čia vyrauja atvira ir įvairi kultūrinė aplinka. Klaipėdiečiams ši kolegija ypač artima. Daugelis vertina, kad gali studijuoti kokybiškai arčiau namų, jaukioje ir savoje aplinkoje. How did I decide to choose Lieutenant Business College? Because of the curriculum. So before coming here, I had a background in graphic design, so I wanted to do computer studies. So when I look at the curriculum, it fitted with what I wanted, like combining programming with graphic design. So that's why I choose the school. Pradžiai akį patraukė tai, kad kolegija Klaipėdos centre įsikūrusi pačiam senamiestyje, o daugiau tai vis tiek skaičiau programas, kokias siūlo, tai praktikų galimybės bei specializacijos tos specialybės, kurios pasirinkau. Labai gerai jaučiuosi, labai patinka čia, nes yra Klaipėdoje, ne kitur ir susipažinau su gerai žmonėmis ir fainai čia studijuoti. Nepatinka tiesiog per didelį miestą man ir šiaip arčiau namų važiuoti, tai nenorėjau rinktis tolimesnių ir didesnių miestų. Tai be abejo mūsų dėstytojai, profesoriai, docentai tikrai nuostabų žmonės, kurie įkvepia, super geras vaibas kolegijai, draugiška aplinka ir puikus kolektyvas. Aukštoji mokykla rūpinasi, kad kokybiškas išsilavinimas būtų pasiekiamas ne tik Klaipėdoje, bet ir sostinėje.
Turėdamas skyrių Vilniuje, kolegija suteikia puikias galimybės studijuoti arčiau namų tiems, kurie gyvena rytų Lietuvoje. Vilniaus mokymo skyriuje be anksčiau minėtų siūlomos ir šios populiarios studijų programos, tokios kaip teisė ir specialiai pareigūnams skirta teisės ir teisėsaugos institucijų programa. Jie rinktis gali policijos, pasieniečių mokyklos ar kitų profesinio rengimo vidaus tarnybos mokyklų absolventai. Kiekviena studijų programa turi specializacijas, kurios pritaikytos šiuolaikiniai darbo rinkai ir orientuotos į praktinius įgūdžius. Tai moderni ir atvira aukštoji mokykla, kurioje kiekvienas studentas gali rasti savo kelią. Dirbu Vilniaus miesto 2 policijos komisariate. Patirtį turbūt galėčiau apibūdinti vienu žodžiu. Patirtis tikrai labai gera. Kolegija suteikia ne tik teorinių žinių, bet taip pat ir daug praktinių žinių. Tai tiesą pasakius, buvo mokytis labai įdomu ir man patiko. Prisitaiko ir administracinės teisė, ir administracinė teisės procesas, ir baudžiamoji teisė, ir baudžiamas procesas. Tai vat, tą, ką iš tikrųjų tu fiziškai čia įgavai, tą ir panaudoji praktiškai. Galbūt ne visi dalykai jie išėjo labai tiesiogiai. Tas, kas tau buvo dėstoma, nes vis tiek teorija nuo praktikos, iš tikrųjų kažkiek ir skiriasi šitam dalykė. Taip, bet iš tikrųjų pasinaudojau tą didžiąją dalį, ką ir įgijau, čia, tai galbūt taip. Grįžkime į Klaipėdą, miestą, kur jūros vėjas primena apie lėtesnį savitą gyvenimo tempą ir įkvepia ieškoti žinių arčiau gamtos. Trumpai apie programas. Lietuvos verslo kolegijos technologijų katedra siūlo studijas orientuotas į šiuolaikinius IT ir technologijų iššūkius. Čia rengiami specialistai tokiose srityse kaip kompiuterių sistemos programavimas, informacinės technologijos versle. Dėmesys skiriamas ne tik teorijai, bet ir praktikai. Studentai mokosi dirbti su naujausiomis sistemomis ir sprendimais, kurie reikalingi šiuolaikiniam technologijų pasauliui. Kuo galime tikrai pasidžiaugti, kad tikrai mūsų katedros, tai galima sakyti, paskutinio kurso studentai, tai būna tikrai apie 90% jau dirbantis ir apie 70-80% iš tikrųjų įsidarbina ir dažniausiai pasilieka netgi dirbti po antrosios būtent mokomosios praktikos, kuri būna po 2 metų. Tikrai koks išskirtinis ar ne pastebėtas irgi dalykas mūsų studijų programų, kad įmonės netgi nori paimti abiejų studijų programų po studentą, tai yra taikomosios informatikos ir programavimo bei skaitmeninio dizaino technologijų, kartu, kad jie dirbtų komandoje ir kurtų tiek ir tą vizualiąją dalį, ką būtent mes ugdome skaitmeninio dizaino technologijų specialistam, tiek ir tą būtent programavimo dalį, kur yra gilinamos žinios taikomosios informatikos ir programavimo studijų programoje. Turizmo ir pramogų verslo industrijos. Studijos pasižymi modernių požiūrių ir praktinių pasirengimų, renginių organizavimo, klientų aptarnavimo subtilybių, dėstoma aktualiai remiantis realiais pavyzdžiais, o praktikos vietos nuo Lietuvos kurortų iki užsienio partnerių. Tai yra 3 metų studijos, įgyjamas yra profesinės vadybos bakalauras. Ir vėlgi toks vadybos ir turizmas. Tai kame čia toks yra akcentas, kad šiek tiek mes galima taip turizmą šiek tiek išskirti tokias techninės pusės. Tai mes jeigu tokią turime gražią turizmo pusę, kuri kelia emociją tam tikrą, kuri yra kiekvienam galbūt išgirdus žodį, tai yra poilsis ir laisvalaikio praleidimas. Tai kažkur vykimas atostogauti, bet yra tokia techninė pusė, kur čia atveju ir yra šitoje studijų programoje, ko ir yra studijuojama, šiek tiek pažinti pačio turizmo užkulsio. Suprasti, kaip tas turistinis produktas yra kuriamas, kokių yra jų, kokie yra kokybiniai paslaugų teikimo aspektai. Tai būtent toje studijų programoje, iš apart vadybinių disciplinų, kas yra studijuojama, taip pat greta yra didžiulis turizmo dalykų blokas, ką būtent studentai ir studijuoja šitoje srityje. Ekonomikos katedra rengia specialistus gebančius prisitaikyti prie nuolat kintančios verslo aplinkos ir priimti ekonomiškai pagristus sprendimus. Čia ypatingas dėmesys skiriamas praktiniam pasirengimui. Studentus moko savo srities profesionalai, turintys realios patirties versle, finansuose ir viešajame sektoriuje. Tai yra naujas pas mus dalykas, iš tikro. Ruošiam specialistus ir daugiausiai dėstytojai yra tie, kurie yra praktikai, kurie praktikoje tai atlieka. Tai, manau, yra didžiulė pridėtinė vertė, nes aš pati, kai mokiausi bankininkystę, pamenu vieną dėstytoją, kuri iš vis nebuvo niekada atėjusi į banką.
Tai mums labai kėlė, o mes buvom praktikai, nes aš tuo metu, kai studijavau, aš jau dirbau banke. Ir mums kėlė labai tokį tiesiog juoką, nes ta, ką jinai dėstytavo, buvo labai sena ir atgyventa. Tai pas mus kolegijoje šito nėra, nes pas mus ateina praktikai ir praktikai teikia žinias studentams tas, kas yra dabar ir šiandieną. Vadybos katedra ruošia šiuolaikiškus lyderius ir vadybininkus. Mokymosi turinys nuolat atnaujinamas pagal šiandienos darbo rinkos poreikius. Todėl studentai įgyja būtent tų kompetencijų, kurių labiausiai reikia šiandieniniam darbdaviui. Mes tiesiog kiekvieną studentą mylim, apglostom, skiriam jiem dėmesį ir todėl studentai jaučiasi čia gerai. Ir jie, sakysim, ir perduoda vieni kitiem, kad čia ir, sakysim, studijavo mamos, dabar ateina vaikai, kadangi per tą laiką tikrai užaugo jau keletą kartų ir kadangi iš lūpų į lūpų tas yra transliuojama, kad čia tikrai jie randa tokį, gerą požiūrį į studentą. Tai išskirtinė tokia yra išmaniosios vadybos studijų programa, turinti 2 specializacijas, tai yra tvari projektų vadyba ir skaitmeninis marketingas. Tai tokia būtų išskirtiniausia. Savaime suprantama, šiandien dienai yra labai populiari pardavimų ir logistikos vadyba, nes logistiniai procesai, logistinė veikla yra labai aktuali ir sparčiai besivystinti, reiškia, tiek Lietuvoje, tiek Europos Sąjungoje, bet tas pats yra ir su statybos verslo vadyba, padidėjus, suaktyvėjus gal nekilnojamo turto rinkai, iš tikrųjų pajutome irgi studentų pagausėjimą į šitą studijų programą ir ypatingai specializaciją nekilnojamo turto vadybą. Geriausi studentai gali pretenduoti į steigėjų vardines stipendijas už aukštą akademinį vidurkį, kūrybinius pasiekimus bei aktyvią kolegijos ir visuomenės veiklą. Visi nuolatiniai studentai gali dalyvauti Erasmus mainų programoje, studijoms ar praktikai užsienyje. Programoje teikiamos stipendijos, kurios padengia kelionės ir pragyvenimo išlaidas. Didelis dėmesys yra skiriamas ir praktiniam mokymuisi, ir teorinių žinių taikymui, tam, kad absolventas išėjęs į darbo rinką galėtų pritaikyti savo žinias, tobulėti ir prisitaikyti prie šiuolaikinio verslo. Čia įgytos žinios ir įgūdžiai leidžia sėkmingai startuoti tiek versle, tiek viešajame sektoriuje, tiek tarptautinėje aplinkoje. Lietuvos verslo kolegija formuoja ne tik teorinį pagrindą, bet ir realius gebėjimus, kurių iš tikrųjų reikia šiuolaikiniam specialistui. Taip, dėl to, kad mums labai yra svarbi mūsų bendruomenė, kad mūsų istorija būtų gyva ir egzistuotų ilgai, kad tikrai studentams ir dėstytojams būtų mūsų kolegijai gera, kad jie jaustųsi reikalingi, kad jie ateitų, kaip ir minėjau, pradėtų savo naują kelią drąsiai, atsakingai ir tikrai įgytų tų žinių, kurių jiems reikia. Ateities vizija tai tapti tvaria kolegija, kuri transformuotų, diegtų inovacijas, inovatyvius metodus, sukurtų inovatyvias erdves, kur dėstytojai kartu ir studentai kurtų pažangą Klaipėdos miestui, Lietuvai ir pasauliui. Tvarka, skaičiai ir atsakomybė yra ne tik buhalterio darbas, bet ir šiuolaikinio verslo pagrindas. Ką reiškia dirbti buhalteriu šiuolaikinėje įmonėje, netrukus sužinosime reportaže. Tad dėmesio į ekranus. Dabar pakalbėkime apie profesiją, kuri yra kiekvienos įmonės pagrindas – buhalteris. Buhalterio darbas tai daugiau nei skaičiai ir dokumentai. Tai atsakomybė, nuolatinis mokymasis ir gebėjimas suprasti verslą iš vidaus. Šioje srityje ypač svarbi praktika. Būtent ji padeda teoriją paversti tikrais įgūdžiais. Uždarosios akcinės bendrovės ELV projektai savininkė ir vadovė Eglė Levinskienė. Iš savo daugiametės patirties sako atvirai, net ir baigus mokslus dar prireikia mažiausiai 3 metų, kad iš tikrųjų perprastum visus buhalterio darbo niuansus. Tiek ilgai reikia 3 metų, kad tapti specialistu, nes esmė yra visame gilintis. Visi įstatymai nuolatos keičiasi.
jie nestovi vietoj. Jos tu tiesiog turi visada gilintis. Tai ta prasme, jeigu atėjai ir atsisėdai prie stalo ir aš noriu būti buhalteris, tai niekada nebus to buhalterių taip. Turi daug labai mokytis, turi pats daug įdėti žinių ir tik tai per asmeninės savybės, per motivaciją gali tapti buhalteriu. Eglė sako, jog ir turėdama labai didelę praktiką bei patirtį, vis dar mokosi kiekvieną dieną. Buhalterio darbas reikalauja nuolatinio tobulėjimo, o kai į įmonę ateina naujokas, jie visada stengiasi priskirti jam mentorių ir padėti naujam būsimam buhalteriui nepasiklysti tarp procesų, skaičių ir atsakomybės. Nes šiame darbe svarbu ne tik žinios, bet ir palaikymas pradžioje. Mes, pavyzdžiui, turim motyvacinę sistemą ir turim netgi sistemą, kaip įvesti žmogų į savo aplinką. Mes priskiriam mentorių ir jisai konkrečiai moko. Nes nei vienoj kolegijoj tavęs neišmokys nuo A iki Z. Nes visos žinios tai ne per praktiką. Kitaip ir neišmoksi, tu turi pradėti dirbti. Turi susirasti tokią praktikos vietą, kur tave gerbtų ir tau rodytų, ką reikia daryti. Nes jeigu tau nerodys, ką reikia daryti, tu niekada neišmoksi. Būsimiems buhalteriams ir studentams aš siūlyčiau kuo anksčiau ieškotis vietų, kur priimtų jumis, kad ir praktikui, kad ir nemokamai, kad tiesiog, kad ir jūsų pačių rezultatai universitetuose, kolegijose būtų geresni, kad jūsų suvokimas anksčiau ateitų, nes nieko iš to, kad jūs ten rašot ant popieriaus ir nesuprantat, ką rašot, pas darbdavį atėjus, nieko gero nebus. Tai kuo anksčiau šitą aš siūlyčiau, kad eikit, ieškokit praktikų, kad ir nemokamai. Pas mus dirbama labai su daug įmonių, nuo mokyklų iki ten statybininkų ir valgyklų. Duoda skirtingų žinių ir patirties. Ši įmonė jau 15 metų darbo rinkoje ir šiandien aptarnauja apie 400 klientų. Nors įmonės pagrindinį klientų portfelio dalį sudaro uždarosios akcinės bendrovės ir mažosios bendrijos, bet įmonė dirba ir su asociacijomis, VŠI statusą turinčiomis įmonėmis, individualią veiklą vykdančiais asmenimis. Taip pat su dideliomis įmonėmis, kuriuose yra apie 250 darbuotojų. Įmonė investuoja į pažangius sprendimus, čia beveik viskas skaitmenizuota, o klientai gali realiuoju laiku matyti savo finansinius rodiklius. Tokie įrankiai padeda optimizuoti procesus, o buhalterio darbe vis svarbesni tampa ir programavimo pagrindai. Kodėl? Nes pasikartojančius veiksmus galima automatizuoti ar net robotizuoti, taip taupant laiką ir mažinant klaidų tikimybę. Šiandien buhalteris tai ne tik apskaitos specialistas, bet ir skaitmeninių sprendimų išmanytojas. Ir tos papkės bei segtuvai, kuriuos matote lentynose, daugiau įvaizdžio ir įmonės istorijos dalis. Daug kas galvoja, kad buhalterijai tai yra popierių dėliojimas. Bet iš vienos lentynos arba, gerai, ne popierių, tai ta prasme elektroninių sąskaitų dėliojimas iš vienos lentynėlės į kitą, ten ir tik tai va taip. Ne, čia verda visas, iš kur atėjo, kaip apmokėjo, ten vos ne detektyvas sprendžiam. Tai va tas yra įdomu, žinot. Ne tik skaičiai, yra ir su klientais bendravimas, su savivaldybėm, tarkim, bendravimas, ataskaitų įvairių rengimas. Tai ne tik skaičiai, ne tik tos apskaitininko darbas, kaip pirminiai dokumentai, ne tik šitas. Tai yra labai daug ir savo asmenybės, tokio kaip ir vos ne vadybinio, kaip administracinio tokio darbo tikrai ir mokesčių skambintis, į sodrą, čia toks labai įvairiapusiškas, nėra tos monotonijos čia. O ar žinote, kuo skiriasi apskaitininkas, buhalteris ir finansininkas? Aš galiu ateiti į darbą ir man pasakys, suvesk sąskaitą, va čia debetas, kreditas, va taip suvesi ir viskas tiek ir bus. Ir tu daugiau nieko nežinai. Čia yra skaičiai, nupirkau pomidorus, suvedžiau pomidorus, jie kainavo 3 eurus, plus PVM, ne? Bet tu gali gilintis, o kodėl tos pomidorus nupirko, ar tie pomidorai skirti tai veiklai, ne? Jeigu tai yra restoranas, tai viskas okei. O jeigu tai yra apskaitos įmonė, kodėl pirko pomidorus? Ir tada turi žinoti, kur įdėti tos pomidorus. Ar įleidžiamus atskaitimus, ar neleidžiamus atskaitimus. Taip pat buhalteris skaičiuoja mokesčius. Pagrindinis buhalterio darbas yra teisingai apskaityti mokesčius. Ir apskaitininkas, jisai mokesčių neskaičiuoja. Jis tik ateina ir suvedinėja informaciją, galima sakyti, kaip čia informacijos suvedinėtojas yra. O buhalteris skaičiuoja mokesčius, atlyginimus skaičiuoja. Tai svarbu yra. Tai. Finansininkas, kom skiriasi finansininkas? Finansininkas duoda patarimus vadovui, ne? Sako, žiūrėkit, jūsų įmonė turi daugiau įsipareigojimų negu turto. Reikia kažką daryti, nes jūs ant bankroto ribos. Arba gali sakyti, negausite kredito. Arba mes turim per daug sąnaudų
darbo užmokesčio, ne, reikia mažinti personalą, reikia kažkaip tai optimizuoti viską. Eglė pabrėžia, jog visi atėję dirbti į įmonę ELV projektai bus apmokyti. Čia padedama pritaikyti turimas žinias ir įgyti naujų įgūdžių, tačiau kiekvienas žmogus turi atsakingai pasverti. Ar ši profesija jam tikrai tinkama? Buhalterio darbe svarbi gera atmintis, greita reakcija į pasikeitimus, gebėjimas dirbti nuosekliai ir atidžiai, be to būtinas sąžiningumas. Tai profesija, kurioje pasitikėjimas yra visko pagrindas. Ir dar, buhalteris turi nuolat sekti naujienas, domėtis įstatymų pakeitimais ir tobulėti, nes šis sritis nuolat kintanti. Jo, kiekvieną dieną, nes ir mokesčiai keičiasi, ir tos žinios tokios atrodo iš universiteto atsineštos šiek tiek senesnės gal yra. O čia, kolegės dažnai padeda, jeigu kažko nežinau, direktorė mūsų labai daug padeda, visokios nuorodos naudingos, programos naujausios pas mus apmoko, labai stipri komanda yra, kuri paruošia mus. Tai šitas labai motyvuoja mokytis ir aš dabar su 3 programom jau užmokau dirbti, o čia su 3 mėnesius. Tai čia ir stipru. Ir visi šioje įmonėje dirbantis sutinka, jog svarbiausia nenuleisti rankų ir rasti būdą save motyvuoti. Sprendimas, kur studijuoti ir kokią profesiją pasirinkti, yra vienas svarbiausių mūsų gyvenime. Šiandien matėme, kaip žinios virsta praktika, o studijos realia karjeros pradžia. Daugiau informacijos apie studijas galite rasti žurnale Kur stoti. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki pasimatymo.